Mūsų komandos projektas. Apie emocijas. Taip. Kam žmogui reikalinga emocija? Emocija žmonėms yra labai svarbi, nes jos atlieka keletą pagrindinių funkcijų. Kas būtų, jei žmonės neturėtų emocijų? Būtų sunkiau spręsti situacijas. Kodėl reikia mokėti valdyti savo emocijas? Tai labai svarbu mokytis valdyti savo emocijas, nes tai leidžia mums geriau kontroliuoti savo elgesį. Ačiū. Tai mūsų komandos projektas. Dar nepažiūrėjom, gerai, duokit man čia apžiūrėti ir emocijų pripiešėt. Taip. Be emocijų gyvenimas būtų tarsi automatas, režimas. Negalėtume nuspręsti, kas svarbu ir prarastume motyvaciją, džiaugsmą. Mūsų komandos projektas. Emocijos. Be emocijų gyvenimas būtų tarsi automatas, režimas. Negalėtume nuspręsti, kas svarbu ir prarastume motyvaciją ir džiaugsmą, ar net gebėjimą vengti pavojų. Emocijas valdant galite išvengti nepatogių sprendimų ir išlaikyti ramybę. Ačiū. Prašau. Štai yra mūsų projektas. Mokant atpažinti savo emocijas padeda geriau suprasti save ir kitus, bei tinkamai reaguoti. Nieko nejaučiantys žmonės negalėtų išreikšti poreikių, užmegzti ryšius ar priimti sprendimą. Žmogus, mokantis valdyti savo emocijas, išvengia konfliktų, priima geresnius sprendimus. Žmonėms reikalingos emocijos, kad save suprastų, bendrautų ir prisitaikytų prie aplinkos. Ačiū.